Štai mano džiaugsmo dėžė atkeliavo, joje yra mano ir klientės užsakymas. Beje, labai laukiu šios siuntos, nes tai yra produktas, kurio dar nesu bandžiusi. Atsiradė dusi naujiena. Labai laukiu, kada aš ją išbandysiu ir galėsiu pasidalinti su tavimi. Ar rekomenduoju? Kažkaip net tą pusę atidarinėju. Ar nerekomenduoju. Nors, ką esu išbandžiusi, tai rekomenduoju beveik viską. Taip, atėjo klientės kvepalai. 854 labai patiko, esu padovanojus mėginukų. Tai sužarėjo, sako, noriu viso buteliuko. Taip, tada klientės dukrytei omega 3. Tuomet atkeliavo mano ir klientės pėdų kaukės. Na, ir dar pasirūpinau dovanom, nes vasario mėnesį iš tikrųjų daug gimtadienių, tai viena iš dovanų nuostabus, itin gerai drėkinantis kūno prausiklis, kvepiantis figomis. Tada paėmiau lūpų balzamą, kuris jau pas mane baiginėjasi. Ir štai produktas, kurio labai ilgai laukiu, tai yra burbuliuojanti veido kaukė. Tai išbandysiu, pasižiūrėsiu, kaip pasiskaičiau, labai gerai drėkina veido odą, mažina raukšleles su natūraliu kolagenu. Tai štai va toks buteliukas. Bus labai smalsus šiandien išbandyti, šiandien kaip tik planuoju išbandyti. Vakare pasižiūrėsiu. Labai gera sudėtis, kiek žiūrėjau. Tai mano veidas tikiu, kad džiaugsis. Tai štai, tokios mano prekės, tokie užsakymai. O ką tave sudomino iš mano gautos siuntos? Rašyk komentarę.